Mėly medikai, gerbiama sveikatos apsaugos sistemos bendruomenė. Nuoširdžiai sveikinu Jūs su profesinė švente, su medicinos darbuotojų diena. Tegul profesinėje veikloje Jūs lydi kasdieninė pagarba, santarvė, noras augti ir noras auginti. Tokie paprasti, žmogiški dalykai, kuriuose skleidžiasi geriausios asmeninės ir profesinės savybės. Pastarieji metai mūsų bendruomeniai buvo nelengvi. Atlaikyta didžiausia pandemijos našta, kai teko tvarkytis su infekcija ir gelbėti gyvybės. Teko didžiausia postpandemijos našta. Teko tvarkyti su užgriuvosiomis, uždelstomis ligomis ir suprastėjusia visuomenės emocinė sveikata. Demografiniai valstybės iššūkiai ir sveikatos rodikliai lėmė, kad ėmėmės lyderystės pertvarkant sveikatos apsaugos sistemą. Pokyčiai į gydymo įstaigų gyvenimą atnešė ne tik nerimo, bet ir konstruktyvių diskusijų, naujos kokybės sprendimų. Ši diena yra puikia proga įvardinti, ko reikia visų mūsų sveikatos apsaugos bendruomenės susitelkimui. Reikia pasitikėjimo. Medikų pasitikėjimo pacientais ir pacientų medikais, gydytojų pasitikėjimo slaugytojais ir slaugytojų gydytojais. Mūsų visų susitelkimui gyvybiškai svarbus pasitikėjimas vienų kitais. Linkiu, kad mūsų beveik 50 000 narių bendruomenė kaip pagrindinį tikslą matytų pasitikėjimo didinimą. Pasitikėjimo didinimą savo profesiją, nepriklausomai nuo kuo ir kur dirba. Pasitikėjimo sveikatos apsauga, pasitikėjimo valstybė ir jos galimybėmis užtikrinti gydymą ir pagalbą visiems. Bendri tikslai ne tik suvienyje. Kasdieninė santarvė net kalnus nuverčia. Su profesinė švente.